Labadiena dar kartą. Praeitam filmukė mes formatavom, keitėm stilius kiekvieno lakšto. Meluoju, ne kiekvieno, aš tai rodau filmukį vieną lakštą, jums reikės sutvarkyti visus kitus dalykus irgi panašiai. Nu, dabar mums rūpi paskaičiuoti kiekvienam mokiniui, kiek jis praleido per metus pamokų, tai yra N raides, ir paskui paskaičiuoti vidurkį pažymių ir išvesti metinį. Štai čia toks planas huliganas, kad geriau matytųsi, tai mes padidinsim čia gal iki 150, taip, ir nuvažiuokim į patį galą. Tai kaip paskaičiuoti praleistas pamokas, kad mums nereikėtų lakstyti po visą lakštą, tai nueikim ir pasižiūrėkim, kur prasideda, kokiam stulpelį prasideda pažymiai. Ir atitinkamai N raidės, arba informacija apie pamokas, ji prasideda nuo D stulpelio. Galą mes matom iš karto, čia va paskutinioji pamoko. Tai mes laisvai galim paskaičiuoti dabar pirmam mokiniui, kiek jis praleido pamokų. Rašom formulę lygų. Ir paskui count if, taip mes labai daug kartų šitą formulę rašym, taip, count if. Ir čia antra eilutė ir prisimenam, kad pažymiai prasidėjo nuo D stulpelio D2, dvitaškis, ir baigėsi viskas prie stulpelio CK2, taip. Toliau čia pas mus lietuviška aplinka, todėl čia reikia kabliataškį rašyti. Jeigu būtų angliška, tai reikėtų kablelę. Ir kabutėse N didžiuoji, nes mes N raides skaičiuojam. Taip, ir mums siūlo pratęsti šitą, pratęskim. Štai čia viskas, jau visas praleistas pamokas paskaičiavom. Irgi norėtųsi turbūt, kad šitas stulpelis kažkaip tai išsiskirtų, mes paimkim jį ir nuspalvinkim, pavyzdžiui, kokia čia galima, pavyzdžiui, tokia žalia spalva čia tegul būna, paryškinsim čia B, taip, ir galbūt čia mėlynai tegul būna toks vaizdas, čia bus praleistos pamokas. Toliau vidurkį paskaičiuoti, mes galim iš karto nukopijuoti šitą adresą, taip, Ctrl+C, nes mums jo prireiks, ir rašom average, taip, average, ir iš karto panaudokim tą patį regioną, Ctrl+V ir Enter, taip. Nu, pas mus čia kažkas tai pasiskaičiavo, tik tai nieko čia nesimato, taip. Ir dvigubai bakstelkim šitoj vietoj, taip, greitai čik. Jo pasiskaičiavo. Dabar nustatykim kokią nors protingą rėžį po kablelio, taip. Čia mažinam. Gal paimkim 2 po kablelio, dvigubai bakstelkim ties rėmelio stulpelio, taip, vertikalio, ir dabar turim jau tos realius vidurkius. Irgi apsimoka jį kažkaip tai kitaip išskirti. Galim čia paimti ir, čia labai svarbi informacija, tai tegul būna čia irgi geltonai, čia paryškinta, taip, ir gal spalva tegul būna raudona, taip. Na ir kas toliau? Toliau mums reikia išvesti metinį pagal vidurkį. Čia nesunkiai galima šitą padaryti. Yra tokia formulė round, apvalinti, tai mes ją ir parašysim čia. Round, taip, rašau. Ir man reikia paimti tiesiog kairįjį langelį. Taip, pratęskim šitą. Na ir turbūt suprantam, kad greičiausiai ten, kur yra kur yra metinės, mums reikia paprasto pažymio, be jokio kablelio. Tai mes šitą ir nuimam.
Nu ir čia turbūt irgi paimkim šitą, nuspalvinkim geltonai taip ir paryškinkim ir netgi padidinkim, čia svarbesnis netgi pažymys, netgi čia skaičius negu vidurkis ir irgi raudonai. Taip, nu, turim išvedėm metinius iš anglų kalbos ir be abejo jums reikės susitvarkyti su kitais dalykais, su kitais lakštais lygiai panašiai. Taip, tik tai reikia kreipti dėmesį, kad kituose lakštuose, pavyzdžiui, ten, kur kinų literatūra, pradžia ir galas pas mus gali nesutapti. Taip, o čia pas mus paskutinė pamoka, ten, kur CL stulpelis. Taip, tai reikia šitą turėti omeny ir tiesiog formulę kopijuoti nelabai išeis. Nu, bet išvaizdą stilius iš esmės reikėtų palikti lygiai tokius pat, kaip čia yra. Tai praktiškai būtų tiek iš šios dienos pamokos, taip, ir mes galim palinkėti jums tik tai visokeriopios sėkmės atliekant šitą dalį baigiamosios skaičiuoklės užduoties. Kitą kartą mes pratęsim jau su kitais lakštais, nes čia pas mus dar yra pastabų lakštas, praleistų pamokų metinių galutinių, tai čia suminė tokia informacija reikės suvesti ir dar papildomus dalykus ir papildomą statistiką paskaičiuoti. Kągi, ačiū už dėmesį ir iki kito karto.